Sveiki. Labai malonu, kad taip galvoju, kad mažiau susirinks mūsų, bet pakankamai gausiai. Esu Martynas, iš tiesų esu projektų vadovas, tarptautinių projektų vadovas, nacionalinių projektų vadovas, didžiulių komandų narys ir tenka didžiulės komandams vadovauti. Ir taip pat esu konsultantas ir konsultantas esu inovacijų klausimais, sisteminių inovacijų teigimo klausimais įmonėse. Ir domiuosi šitą sritim ir domiuosi kitų dalykų, apie kurį šiandien ir kalbėsiu, nes inovacija, žinot, yra toks nemažas, didelis burbulas. Bet apie tai vėliau. Norėčiau iš jūsų, kad jūs tiesiog pakeltumėt rankas, kas iš jūsų yra įmonių vadovai. 1, 2, 3. Yra. Kas iš jūsų yra projektų vadovai? O, labai gerai. O kiti likę programuotojai, spėju, ar ne? Tvarkoj. Labai gerai. Žinot, inovacijos ir mūsų šitas susitikimas šiandien toks nestandartinis. Iš tikrųjų, norėčiau, kad jūs dabar atsistotumėt visi, jeigu galima. Atsistotumėt ir susikeistumėt su kaimynų vietomis. Tvarkoj. Ačiū, kad susikeitėt. Kodėl aš tą norėjau padaryti, kad jūs susikeistumėt, tai vienas dalykas, tie, kurie galvoja, kad patogiai atsisėdo, tai nieko čia patogaus, dabar susikeitėt visai nebepatogu. Kitas dalykas, mes dabar visi tampam kitam amplua. Tai, žinot, aš pagalvoju taip, kad būtų įdomiau. Jūs visi turite rašiklius ir ant ko rašyti, ar ne? Mačiau, kad visi gavom plenariniai sesijai šitos dalykus, tai prašau pasimti rašiklius ir lapus. Ir iš tikrųjų, tokia paprasta situacija. Jūs esate projektų vadovai, aš esu užsakovas. Tai iš tikrųjų aš atinu pas jūs ir sakau, nupieškite man mašiną. Jūsų produktas yra mašina. Tam turim 2 minutės. Na, žinot, time constraint, kai sakant. Spėju, reikia piešti mėlyną. Mašina, kurią paskui aš iš jūsų, reiškia, tas piešinys ir bus jūsų produktas, aš nupirksiu iš jūsų. Kadangi aš užsakovas, tai žinot, aš patrumpinsiu šiek tiek laiką, nebenoriu, 2 minučių, minutės užteks. Tai dar liko jums 10 sekundžių. Kas iš jūsų taikė tą agilą? O, labai gerai. Turim keletą. Gerai, tai ačiū. Dabar mes prie šito sugrįšim. Jūs pasidėkit, nerodykit kaimynam, nes kaimynai jūsų konkurentai. Mes prie šito sugrįšim. Bet aš norėčiau iš tikrųjų grįžti prie savo temos, kodėl aš esu čia. Ir atsakyti, kas bendro tarp agile ir inovavimo arba inovacijų. Ir žinot, galvodamas apie šitą temą, aš manau, kad aš dar ją šiek tiek pasiaurinsiu ir pavadinsiu šiek tiek kitaip. Tai kaip spręsti kompleksinės problemas. Tai vat šitoje vietoje iš tikrųjų labai aišku fokusą norėčiau dėti ant kompleksinių problemų sprendimo, nes inovacijos iš esmės ir yra susijusios su kompleksinių problemų sprendimu. Ir žinot, apie inovacijas kaip tokį burbulą yra, tikrai jau nemažai metų kalbama ir tai susiję iš tikrųjų su tokiais keletą svarbių dalykų. Greitis, konkurencija didžiulė, tarptautinė konkurencija, komandos, kūrybiškumas, kaip šitą padaryti savo organizacijose, kaip susitvarkyti su šito dalyku, kaip sukurti naują produktą, ką su to produktu daryti, kaip jį parduoti ir panašiai. Ir visa tai tarsi toks burbulas ir taip pavadinama inovacijom. Reiškia, inovacijom, jeigu mes kuriam kažką tai unikalaus, kažką kitokio ir mes, reiškia, išskirtiniai esam, tai mes inovatoriai, reiškia, esam. Ir iš tikrųjų šito vietoj, žiūrint į įmonių strategijas, juose parašyta, turime būti išskirtiniai. Tai va dabar pagalvokite apie savo įmonių strategijas ir ten yra toks sakinys, turime būti išskirtiniai rinkoje
ir panašiai, ir kurti išskirtinį produktą. Reiškia, ne taip kaip visi kiti, ar ne? Bet šitą vietą tada jūs turėtumėte pagalvoti, o kaip jūs tai darote? Kaip jūs organizacijai būnat, reiškia, kuriat esant išskirtiniai, reiškia, jūsų organizacija iš principo, reiškia, yra inovatyvi, nes jūs išskirtiniai ir kaip jūs visą šitą darot? Pagalvokit trumpai, bet nesakykit kaimynui. Nes su šito dalyku iš tikrųjų susiduria dizaineriai. Jų užsakymai visada būna sukurti kažką kitokio, kažką netikėto, bet kokiu atveju, kad patiktų klientui. Tai iš tikrųjų projektų vadovai ir dizaineriai iš tikrųjų yra kažkurio iš dalies labai panašioj situacijai, panašioj vietoj. Ir iš tikrųjų, bet aš apie dizainerius kalbėdamas nenoriu, kad jūs galvotumėte apie dizainerius tie, kurie turi, žinot, nešioja akinius tokius storais rėmais. Čia jau įsigyja tokius akinius ir jau dizaineris esi. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų aš norėčiau pakalbėti trumpai apie vieną dizainerį. Tiesą pasakant, tai čia jau dizaino tėvas. Nors iš tikrųjų jis pats ir nesukūrė šito dizaino, kaip pasavokos jis gyveno 19 amžiaus pradžioje ir viduryje. Ir jis buvo britas. Ir ką jis iš tikrųjų padarė, Isambadas Kingdomas Brunelis, ką jis padarė, jis labai įdomiai galvodavo apie užsakymus. Apie užsakymus jis galvodavo šitaip. Reiškia, jis dirbo valstybei, jis buvo projektuotojas, buvo inžinierius, kūrė tiltus, kelius, geležinkelius ir panašiai. Ir jam buvo, reiškia, užsakymas toks, kad, reiškia, kaip reikėtų padaryti kažkaip sugalvoti šitaip, kad keleiviai, reiškia, gyvendami Londone, kažkaip galėtų patogiai nukeliauti į New Yorką. Tai užuot, reiškia, sukūrus kažkokią tai transporto priemonę, lėktuvų nebuvo, transporto priemonė, kaip jiems nukeliauti, jis pradėjo galvoti apie tai, koks yra klausimas. Jis pradėjo galvoti, ar šitas klausimas yra tas tikrasis klausimas, kokį nori spręsti valstybė. Ir atsakymas buvo, kad jis suprato, kad klausimas yra ne kaip keleiviai nori nukeliauti, o kaip sukurti keleiviams keliavimo patirtį. Tai ką jis padarė, jis sugalvojo visą procesą, kaip nuo Londono sėsti, reiškia, atvykti į stotį, iš stoties sėsti į traukinį, nes automobilių nebuvo, sėsti į traukinį, su traukiniu vykti į šalies vakarus, kur vakaruose buvo uostai ir iš jo nuplaukti į New Yorką. Reiškia, visą šitą patirtį, kaip tai padaryti. Ir tiesą pasakius, jis buvo pirmasis, kuris pradėjo galvoti apie sisteminį mąstymą, apie sisteminį problemų sprendimą, kompleksinių problemų sprendimą. Ir su kuo iš tikrųjų susiduria šiai dienai daugelis įmonių, kaip kurti sisteminius sprendimus, sprendžiant kompleksinės problemas. Tai šito vietą iš tikrųjų norėčiau pakalbėti, fokusuotis į kompleksinės problemas, atsiprašau. Į kompleksinės problemas. Žiūrėkit, klausimas. Koks yra atsakymas? Čia toks lietuviškas atsakymas. Labai, žinot, čia toks dalykas, paprastoms problemams tinka ir paprasti sprendimai. Ir iš tikrųjų čia nereikia jokių inovacijų šitokiems dalykams, čia užtenka tiesiog procesinio greito sprendimo, 5 + 5 = 10. Vat kaip šitas klausimas. Ar ne? Čia atsiranda iš tikrųjų, tas mano žodis kompleksinis, jis gal nelabai teisingas, nes angliškai skamba wicked problems, tai reiškia piktosios problemos. Tokios problemos, kur tarsi žiūri ją, jau lyg ir žinai sprendimą, bet iš kitos pusės lyg ir negali atsakyti, nes dar yra sudėtinių dalių. Ir kartais besprendžiant problemą, šitas jos sprendimas tampa dar viena problema. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų atsakymas galėtų būti 8 + 2, 7 + 3, 6 + 4 ir panašiai ir panašiai. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų reikėtų paklausti, o kas slypi už šitos problemos. Už šitos problemos iš tikrųjų slypi atsakymas, kaip reikėtų šitą problemą spręsti. Čia yra modelis, apie kurį šiandieną daugiau ir pakalbėsiu, Design Thinking modelis. Ar esate girdėję apie Design Thinking metodą? Esate, ar ne šiek tiek? Viena kompanija iš tikrųjų šitą modelį pradėjo diegti, paskui atsirado universitetai, atsirado disciplina Design Thinking, kuris sako, kad iš tikrųjų pirmiausia, gaudami užsakymą, probleminį užsakymą, mes turėtumėm nuo šitos problemos atsitraukti šiek tiek ir pagalvoti, ar tai yra iš tikrųjų ta tikroji problema, kurią klientas užsakė, ar ne? Iškai klientas sako vieną, bet galbūt tai nėra šita problema. Iškai reikia šiek tiek atsitraukti ir problemą pažiūrėti empatiškai. Čia labai svarbus dalykas iš tikrųjų yra. Tuomet, kai mes išsiaiškiname problemą, iškai susifokusuojame problemą, mes tuomet ją apibrėžiam ir tuomet mes ją kuriam. Kuriam šitai problemai sprendimą, tai šitoj vietoj iš tikrųjų
na gal nelabai gerai matosi, šitoje vietoje mes, aiškiai, yra lūžis. Pirmiausia, mes išsiaiškinam problemą, tuomet mes siūlome problemos sprendimą. Ir su sprendimu mes kuriam, inovatyviai, kūrybiškai kuriam daug sprendimų. Ir šitos sprendimus, reiškia, mes gaminam prototipus. Tam, kad suvoktumėm teisingai atsakymą, šitos problemos mes turim sukurti prototipą. Fizinį objektą. Sukūrus prototipą, mes jį testuojam. Ar jaučiat sąsajų su Agile? Kol kas ne, ar ne? Tai vat, šiek tiek sugrįžtam prie jūsų mašinos. Tai kaip jums sekėsi piešti mašiną? Mano užsakymas buvo mašina. Kam iš jūsų gavosi daugiau mažiau šitokia mašina? Gal kažkas pagalvojat ir nupiešėt šitokią mašiną? Ar ne? Kažkam gavosi. Kažkam gavosi šitokią mašiną. Vėlgi pažiūrėt kūrybiškai. Kam gavosi šitokią mašiną? Mašina? Jo. Kažkas sugalvojo skalbimo mašiną. Ir galiausiai kažkas galbūt išrado šitokią mašiną, ar ne? Tai vat, aišku, šitas pavyzdys, jis toks kontroversiškas, nes aš kaip ir pasakiau mašina, ar ne, nesakiau automobilis. Daugelį turbūt iš jūsų pakelkite rankas, kas nupiešė automobilį. Tai vat galite vieni kitus pasižiūrėti, praktiškai 99%. Aiškiai, mes esame užprogramuoti mąstyti pirmiausia per save. Mąstom, yra užsakymas, yra problema, žinau kaip išspręsiu, mašiną nupiešiu. Aiškiai, mašina, automobilis, važiuoja du ratai. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų, šitoje vietoje atsiranda toks dalykas kaip klientas. Visi norim įsivaizduoti klientą tokį, kokį mes įsivaizduojam, kad jisai mąsto taip, kaip mes mąstom, kad jisai turi tokią pat pasaulėžiūrą, kokią mes turim. Na ir žinot, klientas gali būti ir šitoks. Ir tiesą pasakius, su klientu reikia labai gerai pagalvoti, koks yra jo užsakymas. Va čia yra iš tikrųjų pagrindas, va kaip ir sakiau, šitą empatiją. Čia yra pagrindas mąstyti apie klientą, kas jis toks yra ir mąstyti taip, kaip jis mąsto. Ne taip, kaip jūs mąstot, bet taip, kaip jis mąsto. Bet šitoje vietoje iš tikrųjų keletas tokių paprastų įrankių, kaip suvokti, ką mąsto klientas. Nueiti pas jį ir turėti su juo, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, interviu. Pasiklausti, kokie jums yra. Kažkas iš jūsų jau norėjo tokį klausimą klausti, o tai čia, bet aš tada sakiau, su ta mašina, kaip buvo atvejis, tai sakau, nesakysiu nieko. Bet iš principo, pirmiausia, pasiklausti kliento, kaip jis įsivaizduoja, kas yra jo problema, kokio jis nori sprendimo. Klientas gali pasakyti savo sprendimą. Jūs jį užsirašot jo problemą, užsirašot sprendimą, grįžtat namo, na ir taikot visą kitą procesą, per kurį mes pereisim vėliau. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra kliento empatijos žemėlapis, kurį rekomenduočiau iš tikrųjų taikyti savo darbe, kai gaunate iš kliento užsakymą, aš to pakomentuosiu jį, gaunate iš kliento užsakymą ir jūs pradėkit taikyti kliento empatijos žemėlapį. Toks paprastas iš tikrųjų metodas. Per vidurį klientas ir tuomet turėtumėte įsirašyti prie kliento ausies, ką jis girdi apie problemą, ką jis girdi apie sprendimus. Reiškia, ką sako žmonės. Tuomet, ką jis pats sako ir daro su šitą problemą ir su jo sprendimais esamais rinkoje. Kitas dalykas, ką jis mato. Kaip reiškia informuojama nuomonė per žiniasklaidą, per draugus ir kas vizualiai gali būti matoma. Ir galiausiai, ką jis mąsto ir jaučia. Reiškia, vienas dalykas, kas yra aplinkoj, o kitas dalykas yra ką jis pats galvoja. Tai va šitoje vietoje pasidarydami tokį žemėlapį, galiausiai jūs nusakot, kas jį neramina dėl problemos ir kas jį džiugina dėl sprendimų ir kokių sprendimų jis norėtų. Tai va šitoje vietoje šitokį žemėlapį pasidarius iš tiesų labai paprasta, dabar pasižiūrėti, atrodo, tai čia 1 ir 2, kai pradedat kai turit savo tikrąjį klientą arba numanot, jeigu kūrėte produktus, pavyzdžiui, jūsų klientas nebūtinai bus užsakovas, jūsų klientas gali būti šiaip rinka. Tai jūs, kai numanote savo klientą, čia reikėtų pagalvoti gerai padaryti šitą vadinamą namų darbą ir iš tikrųjų pasižiūrėti tyrimus, analizės ir panašiai, tam, kad įsivardintumėt savo tą tikrąjį klientą. Tai čia vadinasi kliento empatijos žemėlapis. Labai geras metodas išsiaiškinti, kas yra jūsų klientas ir kokią jis gali kelti problemą. Ir paskutinis iš tikrųjų metodas. Žinot, vienas dalykas yra, nueini pas klientą, jis paklausia, sako, man yra tokia problema, aš noriu, kad šitaip išspręstum.
Čia, žinot, Fordas šitoje vietoje pasakė, jeigu aš būčiau paklausęs žmogaus, ko, žinot šitą, ne, istoriją, ko jis nori, tai jis būtų pasakęs, aš norėčiau, reiškia, kad galėčiau keliauti, aš norėčiau 4 žirgų vietoj 1. Tai automobilio niekaip šitaip nesprojektuosit. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų rekomenduojamas kitas dalykas, vadinamas etnografinis tyrimas. Ką tai reiškia? Nuvykti pas klientą ir stebėti jį jo aplinkoje. Čia labai yra įdomi istorija iš JAV, kuomet etnografai, būtent etnografiniai tyrėjai, nuvyksta pas klientą, reiškia, reikėjo sukurti sveikos mitybos, reiškia, sveikai šeimoms, kaip šeimoms sveikai maitintis. Nuvyksta etnografinis tyrėjas pas šeimą, sako, mes dabar jūs pasižiūrėsim, kaip jos atrodo jūsų tipiniai pietus. Mama iš karto ištraukia salotų, papjausto, išdeda vištą, reiškia, iškepa vištą, padeda ant stalo, grįžta vaikai. Vaikai sako, mama, tu valgyt gamint moki? Bet žiūrėkit, koks yra klausimas ir koks atsakymas. Tai jeigu žmogaus klaustum, kaip jūs maitinate, sakytų, aišku, kad sveikai. Tuo tarpu, kai viskas vyksta aplinkoje, nebūtinai tai gali būti teisingas atsakymas. Ir aplinka iš tikrųjų, čia ir buvo tas lūžis, kai vaikai pasakė, mama, tu moki gamint valgyt, iš tikrųjų buvo tas lūžis, kad šeima apskritai negamina valgyt ir kad jie greičiausiai maitinasi vadimo junk food, ar ne? Tai va šitoje vietoje iš tikrųjų nebūtinai klientas pasakys, kokia yra jo problema. Reiškia, tą tikrąją problemą reikėtų spręsti vėlgi kompleksinių metodų. Tai reiškia paimti iš jo interviu, pažiūrėti, kaip jis gyvena ir pasidaryti tą duomenų analizę apie jį. Tai va šitoje vietoje mes tada sustojame ir turim, vadinasi, empatišką požiūrį į klientą. Kai mes žinom, koks yra klientas, mes galime susidaryti nuomonę, kokia yra tikroji problema. Ir šitai problemai mes naudojam kūrybinio sprendimo priemonės. Ar žinot, kas yra brainstormas? Kiek iš jūs esate turėję brainstormo sesijų? Nu ir papasakokit, kaip sekėsi. Kiek dažnai turit brainstormo sesijų? Kas turi vieną kartą per metus? Pakelkit rankas, tie kas turi apskritai. Vieną kartą. Kas per mėnesį vieną kartą turit? Kas turit kas savaitę? Kas turit kas dieną? Nu tai va žiūrėkit, išliko 3 rankos. Tai šitą vietą apie brainstormą iš tikrųjų labai gražiai atsakė dizaineriai, kurie sako, tai yra kaip improvizacinis džiazas. Tu negali improvizuoti, nemokėdamas gerai įrankio ir tau niekada brainstormas nesigaus toks geras, jeigu tu įdarysi vieną kartą į mėnesį. Tai koks čia brainstormas, jeigu jis vieną kartą į mėnesį? Ir kaip atrodo jūsų tipinis brainstormas? Toks turbūt aš čia taip už visus visi masto tyliai. Tai iš skyriaus chebra, užeikit, reikia pagalvoti problemos sprendimą, visi subėga. Nu tai kokių turit minčių, sugaudot, tas, kuris užsakė problemą, taip ir lieka su tom mintim visom vienoje vietoje, ar ne? Visi išeina, kas savo, tai va taip ir lieka su tokiu kamuoliu. Tai va šitoje vietoje iš tikrųjų aš norėčiau pasakyti, kad sisteminis brainstormas irgi čia yra reikalingas. Čia negalima iš tikrųjų, tai čia viena iš kūrybinio mąstymo priemonių iš tikrųjų. Čia nesakau, kad jis yra geras variantas, tai yra viena iš priemonių, kaip sufokusuoti problemos sprendimą. Ar ne? Tai iš tikrųjų čia galėčiau pasidalinti 7 paslaptis. Brainstormai tai čia tie, kas taikote arba galvojate taikyti, iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tai. Pirmiausia, brainstormas negali trukti ilgiau nei valandą, nes po valandos žmogaus smegenys iš principo pavargsta. Kitas dalykas yra aštrinti fokusą, kelti problemą, ne šiaip susirinkim pakalbėti apie mano problemą, bet kelti labai konkrečią problemą. Jeigu jūs turite klientą, jau pasidarė jo aprašą, jūs turite iš principo jau kliento problemą ir ją labai susiaurinę. Tai nesakykite, kad klientas, pagalvokim, kaip čia labai spręsti kliento poreikį, pavyzdžiui, su mašina, ar ne? Tai čia brainstormo metodų nieko to neįspręsi. Bet jeigu sufokusuotumėt, kad, pavyzdžiui, mūsų klientas nori įvaizdį savo pakeisti su nauju sportiniu automobiliu ir ką mes galim šitoje vietoje pagalvoti. Tai va šitoje vietoje iš karto atsiranda fokusas, į ką reikia, kas turi būti brainstormo metodų sprendžiama. Kitas dalykas, žaismingos taisyklės. Jūs turite visada susigalvoti taisyklės ir jos turi visada kabėti brainstormo kambaryje. Reiškia, kad šitos idėjos nekritikuojamos. Na, visos tokios paprastos standartinės taisyklės, bet jeigu jų nėra, tai toks jausmas, kad niekas ir jų nesilaiko. Kitas dalykas, reikėtų žymėti eiliškumą. Reiškia, labai geras dalykas, kai kažkas pasako mintį, užsirašyti numeriuką. Tai nėra prioriteto sąrašas, tai yra tiesiog minties numeriukas, tam, kad paskui būtų lengviau atsekti, kokią mintį kas kada pasakė. Kitas dalykas, žymėti reikėtų erdvėje, tai reiškia viską rašyti ant
flipcharto ir juos kabinti ant sienos, nes visada žmonės vizualiai prisimena viską informaciją geriau. Ir kitas dalykas, lavinti smegenis. Čia labai tiktų iš tikrųjų toks trumpa istorija. Reiškia, buvo darytas tyrimas, reikėjo sukurti vartotojams, reiškia, naują žaislą, naują žaidimo patirtį. Tai buvo 3 grupės žmonių. Vieni prieš brainstormą nedarė nieko, kiti prieš brainstormą skaitė informaciją apie žaislus, tretieji nuėjo į žaislų parduotuvę pasižiūrėti, kokie yra esami žaislai. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų geriausiai pasirodė brainstormo metodo metu, reiškia, inovatyviausias idėjas, kūrybiškiausias idėjas buvo tų, kurie apsilankė parduotuvėje. Reiškia, jie pamatė, kokia yra, reiškia, kokia platus žaislų pasirinkimas, jie juos galėjo pačiupinėti, medžiagas įvertinti ir panašiai. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų lavinti smegenis reikėtų arba skaitant informaciją prieš tai apie tą jūsų problemą, arba netgi jeigu galima pačiupinėti panašius jūsų, reiškia, konkurentų produktus. Ir kitas dalykas, brainstormo sesijos metu reikėtų spręsti visą informaciją fiziškai. Reiškia, jeigu įmanoma pieškit, jeigu įmanoma atsineškit Lego, dėliokit iš Lego sprendimus, jeigu įmanoma galvokit kitaip, konstruokit. Reiškia, kai rankos pradeda dirbti, motorika pradeda dirbti, tada ir smegenys pradeda geriau galvoti apie jūsų potencialų sprendimą. Bet šitoje vietoje iš tikrųjų taikant šitas, tokias brainstormo metodikas, brainstormo metu priemonės, jūsų brainstormo sesijos gali pasidaryti efektyvesnės. Kitu atveju, jums geriau apskritai atsisakyti brainstormą, nes tai gaunasi daugiau mažiau panašu į pornografiją. Tai tiek tenka ir man susidurti, tiesą pasakius. Tai vat, brainstormo metu, reiškia, mes sufokusuojame problemos sprendimą ir ieškome jam, reiškia, kaip spręsti šitą problemą, variantų, ar ne? Ir tuomet, kai mes turime sprendimus, kažkokius tai sufokusavusius, ar ne, sufokusuotus, mes tokiu atveju gaminame prototipą. Prototipą gaminam iš pačių pigiausių priemonių ir paprasčiausių metodų. Bet šitoje vietoje iš tikrųjų imame vėlgi tos pačius Lego, imame popierių, imame kartoną, darome, dėliojame ir panašiai. Ir va čia iš tikrųjų vėlgi tinka viena istorija, kuri vėlgi buvo vėlgi viskas eina iš vakarų, iš Jungtinių valstijų. Medikų komanda užsakė pagaminti, reiškia, kažkokį tai įrankį, kuris operacijos metu purkštų, reiškia, vaistus į tam tikrą konkrečią vietą. Ir tuo metu, reiškia, prie stalo sėdi dizaineriai ir medikai ir jie kalbasi apie šitą produktą. Ir šitoj vietoj iš tiesų dizaineris ką padaro, jis galvoja ir jam kyla mintis, jis paima markerį, paima lipnę juostelę, turi, čia toks keistas dalykas, dar anksčiau būdavo fotojuostas tokį juodą dedamos dėžutę, žinot ar ne, tai čia senesnis šitas sprendimas buvo, fotojuostas dėžutę turėjo su savim ir segtuką susirado kažkur kitam kabinete. Ir sako, ar jūs turit maždaug daugiau mažiau omeny šitokį produktą? Reiškia, kad produktą, kad galėtum įrankį, kurį galėtum laikyti vienoje rankoje, kad operacijos metu galėtum tuo pačiu metu leisti vaistus ir ten daryti operacijos visokius sprendimus. Jo, gydytojas sako, jo, maždaug šitokį ir turim omeny. Tai vat, po šitos sesijos, reiškia, dizaineriai grįžta atgal, reiškia, jau jie pagamino produktą. Pagamino šitokį produktą. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų ne ką labiau ir skiriasi, ar ne? Bet be prototipo galima labai ilgai galvoti, koks tas galėtų būti sprendimas. Daug eskizų paišyti ir panašiai. Tai su prototipu iš tikrųjų klientas iš karto pagauna mintį, apie kokį dalyką jūs mastat. Nes vėlgi čia svarbu paminėti, kad tai, kaip mastot jūs, nebūtinai taip masto ir klientas. Ar yra tekę sudaryti tokią situaciją? Jūs mastat vienokią sistemą, informacinės kūrimas ar ne, arba tinklalapio kažkokią portalo gamybą, tuo tarpu klientas masto visai kitaip. Man čia yra buvęs tokių situacijų ir labai nemažai. Aš mastau vienaip, užsakovas galvoja visai kitaip. Galiausiai gaunasi toks nei šioks, nei toks variantas. Sako, tai nebuvo specifikacijose įrašyta. Tai vat, prototipas iš tikrųjų padeda išspręsti vizualiai problemą. Ir vat vėlgi, sugrįžtam. Reiškia, mes perėjom visą šitą kelią design thinkingo. Labai paprasta iš tikrųjų. Tai jeigu šitą įsisąmonint organizacijoje, gauname problemą, mes nuo problemos šiek tiek atitolstame, išsiaiškiname, reiškia, empatiškai išsiaiškiname, koks yra problemos sprendimas. Tai gali būti išsiaiškinti su klientu apie problemą, galima be kliento apie problemą išsiaiškinti, bet ją reikia išsiaiškinti, atskirti tikrąją problemą nuo
užsakomosios problemos. Aiškiai, tikroji problema gali būti ne ta, kokia buvo užsakyta. Kitas dalykas, mes šitą problemą apibūdinam ir mes tuomet ją sukūrėm, sprendimus sukūrėm šitai problemai, tuomet mes juos pagaminame ir juos testuojame su klientu. Bet šitoje vietoje iš tikrųjų, nors aš pasakoju tai kaip linijinį metodą, jis nėra linijinis. Jis gali būti nuolatos bekintantis, vienas su kitu besikeičiantis. Tai pavyzdžiui, gali būti, jūs bandote apibūdinti problemą, bet tuo pačiu jums reikia ir stebėti šitą problemą, tuo pačiu jūs galite pradėti ir kurti šitą problemą. Vėlgi galite pradėti gaminti jau sprendimą, bet begaminant suprantate, kad jūs nesuprantate problemos iš tiesų tikrosios, tai jūs vėl sugrįžtate prie problemos supratimo ir panašiai. Kliento testavimas, testavimas problemos gali būti kiekviename iš šitų žingsnių. Jūs sakote, ar aš teisingai suprantu problemą klientas sako, na gal ir taip. Tada jūs važiuojate, reiškia, toliau. Tai šitoje vietoje nuolatinė iteracija grįžimas pas klientą. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų norėčiau paklausti jūsų, tai kur čia Agile? Darbas ciklais. Taip. Būtent. Tik Agile, jeigu mes apie Agile kalbam, dažniausiai tai būna nuleista labai žemai į projektus, ar ne? Tai šitas metodas dažniausiai kalba apie organizacinį lygmenį, reiškia organizacinės kultūros kaip tokios inovatyvios kultūros su požiūrį į klientą kūrimą. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų aš tokiu, taip ir galvojau, kaip visą tai iš tikrųjų siejasi, kaip ir žinai, kad ir siejasi. Ar ne? Tai aš tada paėmiau iš tikrųjų ir Agile manifestą paskaičiau. Ir Agile manifestas, visas atskaitė, ar ne manifestą? Nu, ten nėra ką skaityti, 5 sakiniai. Bet mintis iš tikrųjų labai galinga. Tai Agile manifestas ir sako, kad mes vertinam žmonės ir jų bendravimą. Aš čia šiek tiek sutrumpinau. Ką tai reiškia? Kad mes vertinam vidinę kultūrą, atvirą kultūrą organizacijai. Mes, sako, vertinam veikiančią programinę įrangą. Tai reiškia, kad mes vertinam kokybišką produktą. Sako, mes vertinam bendradarbiavimą su klientu. Tai sako, kad mums klientas yra labai svarbus ir kad be kliento produkto nesukursi. Ir galiausiai sako, kad mes vertinam reagavimą į pokyčius. Tai reiškia, kad mes kūrėm organizaciją, kuri yra atvira inovacijams ir atvira pokyčiams. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų skambios frazės, bet tiesą pasakius Lietuvos organizacijose tai labai retai kur sutinkama. Aišku, deklaratyviai taip. Daug kur. Daugelis sako, taip mes esam tokie, tuo tarpu iš rezultatų matosi šiek tiek kitaip. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų susidėlioja labai gražus paveikslas. Kuomet mes organizacijoje apskritai, kiekvienas iš mūsų organizacijos dalyvių, žmonių, narių ar panašiai, ar įmonės, ar organizacijos, pradeda viską nuo vartotojo tyrimo, reiškia nuo problemos išsiaiškinimo, ką ir minėjau, ar ne? Tuomet perina prie problemos susintezavimo, reiškia prie pasiūlymo sprendimo, tuomet galvojimo sprendimų siūlymo variantai, geriausia, kad jų būtų keletas, tuomet iš šitų variantų galvojamas prototipas, reiškia pigus ir paprastas sprendimas, ir iš šito prototipo mes visada galvodami apie šitą kelią, mes visada matom viziją. Ir kai mes turime prototipą, reiškia, mes jau su klientu esame suderinę, koks tai turėtų būti produktas. Ar ne? Prototipas reiškia, kad ta vizija į produktą yra teisingos krypties. Ir kai mes šitą turime, mes tada pritaikom projektų valdymą. Tai šitoje vietoje pritaikė projektų valdymą pagal skramą, pavyzdžiui, ar ne? Ką mes turime? Mes turime labai gražų kelią, kuomet organizacijoje kūrėme inovacijų kultūrą. Kurdami inovacijų kultūrą, kaip tai reiškia, kaip atrodo šitą inovacijų kultūros kūrimas. Reiškia, jūsų organizacijose kiekvienas žmogus supranta vieną pagrindinį dalyką, ką reiškia klientas ir kodėl jis yra svarbus. Nuo pat pirmos minties jisai jau sužino, nes, žinot, kai būna, visa organizacija gyvena vieną gyvenimą, bet kažkokia tai grupelė žmonių taiko skramą, tai pavyzdžiui, būna labai toks klausimas, o tai kam čia tą žmogų kviesti, kam čia tą užsakovą savo kviesti, nes
Nu, kaip ir mes patys galim pasidaryti visą šitą dalyką, ar ne? Va šituo atveju, jeigu mes šitą organizacinį, reiškia, įdėgiam visą šitą modelį organizaciją, mums labai nebekyla klausimų, kam čia reikalingas klientas, nes jau problemą pradedi spręsti iš karto nuo kliento požiūrio. Ar ne? Tai čia vienas dalykas, klientas yra labai aišku, ką daryti su klientu. Kitas svarbus dalykas, mūsų organizacija pasidaro atvira pokyčiams, reiškia, organizacija tampa kūrybiška. Nes mes žinom, kaip mes kūrybiškai sprendžiam problemas, mes žinom, kokius metodus sisteminius taikyti, tą patį brainstormą. Žmonės kiekvieną dieną žino, kad jie yra įtraukti į kūrybinį mąstymą. Kitas svarbus dalykas, žmonės pradeda suvokti, kad jie yra vienos organizacijos dalimi, nes visa sistema įdiegta veikia tuo pačiu ritmu. Reiškia, jeigu kaip ir sakėm, kad Agile'as yra vienas, reiškia, dažnis, tai tuo tarpu design thinkingas apima visą organizacinę sistemą ir tuo tarpu mes veikiam visi vienu ritmu. Ir paskutinis dalykas, iš tikrųjų, mes tampam inovatyvią organizaciją, nes mes žinom, reiškia, visą sisteminį procesą ir mes organizacijai iš tikrųjų kūrėm tą vadinamą ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Tai va, iš tikrųjų, šitoje vietoje ir norėčiau sustoti ir laukiu jūsų klausimų būtent apie kaip diegti sisteminį inovacijų diegimą. Tai jau mano kontaktai pačio, jeigu kas nedrįsit šiandieną paklausti, iš tikrųjų galima ir vėliau padiskutuoti. Tai mano adresas yra, matosi, ar ne? Skaidrės bet kokiu atveju, manau, kad gausite. Tai ar kažkam kyla kokiu nors specifiniu klausimu? Taip, prašau. Geras klausimas. Viskas, kas susijęs su problema. Nes pavyzdžiui, apie klientą kalbėdamas iš tikrųjų gal akcento neuždėjau, tai gali būti užsakovas, bet nebūtinai, tai gali būti vartotojas. Tada jau žinot iš bendrosios vadybos, kad vartotojai būna įvairūs sluoksniai, galima juos pjaustyti ir panašiai. Tai reiškia, jeigu klientų mūsų yra daug, šito produkto vartojame, tokiu atveju ir tų sprendimų turi būti daug. Nes žinot, vieną automobilį pagaminsi tiks vienam, tuo tarpu jis visiškai netiks kitam. Ar toks klausimas buvo? Aha, prašau. Lengvai suklasifikavot vartotojus, kad yra tokie, vieniem tinka tai, kitiem tinka taip, tarkim, jeigu darom kažkokį tai bendravimą su klientu. O kaip internetiniuose projektuose? Kaip įvertinti, suklasifikuoti būtent tuos vartotojus, kurių tu nematai, kurių tu gyvai negali su jais pabendrauti. Taip, bet tai yra ne robotai, tai yra žmonės, ar ne, už to slypi. Tai jūs numanote, ar ne, kas tai galėtų būti? Tarkim. Nes jūs vis tiek gaminate produktą į kažkurią tai rinką. Manom, bet tai vėlgi nėra objektyvi nuomonė, tai yra mūsų primesta, nes mes žinom, kaip mums atrodo, klientui bus geriau. Kaip tai išvengti. Tai va šitą vietą iš tikrųjų siūlyčiau pritaikyti vadinamą tą kliento empatijos žemėlapį. Prisimenat, ar ne? Empatijos žemėlapis pasakytų daugiau mažiau nubrėžtų tą jūsų, kas yra jūsų klientas. Bet šitą vietą iš tikrųjų tuomet rekomenduočiau pasigilinti į Lean Startup. Ar žinot tokią irgi tą tokį judėjimą? Jo, tai pagal Leaną dirbat, bet ar žinot Lean Startup metodus, principus? Jo, nes Lean Startup sako, kad jūs, jeigu nežinote tiksliai, kas yra jūsų klientas ir kas yra jūsų paslauga, turėtume daryti eksperimentus. Reiškia, vėlgi grįžtant prie design thinking, tos, reiškia, prototipus. Jūs numanote, kas yra jūsų klientas, pagaminate pigų prototipą, jį paleidžiate į rinką ir galbūt jūsų šūvis bus pro šalį, bet kadangi jis bus pigus prototipas, jūs neprarasite tiek daug pinigų, negu gamindami didžiulį projektą ir tada galvojat, kad tai jūsų klientai iš jūsų jį pirks, paleidžiate šitą projektą ir niekas neperka. Niekam yra jūsų projektas neįdomus. Tai šitoje vietoje pigus prototipas padėtų išsigelbėti šitoje vietoje. Taip. Dar mačiau kažkas kilstelėt, bet nebeturit klausimą, ar ne? Aha. Va, dar vienas ilgai mąstytas. Tai prašau. Jūs apie, reiškia, empatijos žemėlapį vartotojų. Kokias metodais jūs jį nustatyti? Kokie tikrai vartotojo poreikiai, jo lūkesčius
Jūs su žemėlapiu nenustatysit, vien tik su žemėlapiu. Jeigu jūs turit fiziškai klientą, ar ne, jūs turit kažkokį tai klientą, vartotoją, fiziškai. Geriausia iš tikrųjų visas šitas 3 priemonės pritaikyti iš karto. Reiškia, pirmiausia, jūs ofise sėdėdami kartu su komanda pabandote nusibraižyti tą jūsų klientą taip, kaip jūs įsivaizduojat, nes bet kokiu atveju tai bus vėlgi jūsų perspektyva, kaip jūs manot, ką jis galėtų daryti. Bet vėlgi, kaip sakiau, empatijos žemėlapis leidžia šiek tiek vėlgi atsiplėšti nuo savęs, nes jūs iškart pradedat galvoti, o ką klientas sako, o ką klientui, kaip formuoja nuomonę aplinkiniai, medija, pavyzdžiui, ar ne, tai medija jūs galite užtraukti tą nuomonę. Tai bet tai čia bus bet kokiu atveju vis tiek popierinis tas paveikslas. Kitas dalykas – susitikti su pačiu klientu. Jeigu jūsų pažiūrė, na, tiesiog tipinis vartotojas kažkoks ar ne iš gatvės, tai jums reikėtų su tuo tipiniu vartotoju ir pasikalbėti. Kaip jis mano apie problemą ir kaip jis mano, koks sprendimas galėtų būti sprendžiamas. Galbūt netgi ir pasiūlyti sprendimą galite. Vėlgi galima taikyti, kaip ir pagrindiniam pranešime kalbėjom, patį coachingą. Tai galima irgi coachingo metu išsiaiškinti, kokie galimi variantai sprendimo. Ir galiausiai stebėti patį klientą, kaip jis elgiasi tokioj aplinkoj, kuri sukeltų tą probleminę situaciją, kurią jūs bandote išspręsti. Matot, sunku sakyti, jeigu jūs kuriat produktą kažkam tai, pagal užsakymą, tai yra vienas modelis, bet jeigu jūs produktą kuriat kaip įmonė, ar ne, aš teisingai sakau, kaip įmonė kuriate produktą, kur nežinot, kas yra jūsų vartotojas. Tai va, numanot, kad galėtų pirkti, ar ne? Tai va šitoje vietoje iš tikrųjų yra sudėtingiau. Bet kokiu atveju pasidarius didesnį žemėlapį negu šiaip įsivaizduoti, kad mano klientas domisi šitą paslaugą, na, yra šiek tiek rizikinga šiais laikais ir brangu iš tikrųjų, brangus malonumas. Tai va šitoje vietoje reikėtų geriau paeksperimentuoti ir pabandyti, va, kaip ir sakiau, susėti su tuo Lean Startup iš tikrųjų, daryti eksperimentus. Nes ne visada mūsų įsivaizduojamo problemos sprendimas yra aktualus šitam mūsų numanomam klientui. Klausimas, ar ne? Ne. Tvarkoj. Tai ačiū labai ir jeigu kam bus įdomu, tai iš tikrųjų galite man rašyti ir galėsime padiskutuoti. Dabar turėsime pusvalandžio pertrauką nuo 15.